As our Secretary of Defense has said, we will not rest until our troops are found. You can see that it is technically a very difficult recovery situation. I want to thank the Lithuanian government, the authorities, and all that are out here helping in the recovery. Their support has been absolutely vital and essential to this, and we are so grateful. Lithuania is a model ally, and we are so grateful for their help. Galvoju, kad ką labai turbūt svarbu akcentuoti ir tai, ką mes šiandien kalbėjom, tai yra labai sudėtinga vietovė. Tai yra pelkė, kuri yra susijusi su ežeru. Tai tie visi darbai, kurie yra daromi tam, kad stabilizuoti gruntą, kad nusiurbti vandenį, kad paruošti gelbėjimo darbus tam, kad jie galėtų vykti, tai reikėjo labai daug papildomų priemonių. Tai yra vien paruošti papildomą privažiavimą. Per 24 valandas faktiškai naujas kelias yra padarytas, kad atvažiuotų sunkioji technika. Taip pat nusiurbtas vandens lygis tiek, kad galima būtų pradėti kasimo darbus. Amfibija, ilgastrėlis ekskavatorius atvyko, nes jo neįmanoma buvo kitaip pristatyti per platformą, tai jis tiesiog savo eiga turėjo atvažiuoti. Šiandien dieną iš tikrųjų vis tiek yra dar tikrinama visos versijos ir taip pat ir amerikiečiai informavo, kad vis tiek visą naktį taip pat tęsia paieškas ir aplinkinėje vietovėje, nes bet kokie scenarijai vis tiek dar laikomi galimais, kol mes nematome transporto priemonės, kuri yra tikrai ne 1 metrą smigusi, tai mes negalime patvirtinti, ar transporto priemonėje yra kariai. Mes jų karius laikom kaip savo kariais. Ir mums patiems, man kaip kariuomenės vadas, tiek ir ministrai, mums patiems yra labai svarbu, kaip galima greičiau ištraukti. Ir juos tą techniką ištraukti ir tokiu būdu pabaigti tuos darbus. Bet kaip ir gal pasikartosim, pati vietovė labai sudėtinga. Daug yra nežinomųjų, pelkėta, ežeras šalia. Prasiskvers, neprasiskvers. Suprantat, ten, jeigu būtų viskas buvę paprasta, būtų viskas padaryta. Taip dabar jau pravažiuoja kariai vos.